Що завісило? Geriau paaiškina, kalbėsiu, ko nors kažko nepasakysiu. Tai ką, galim pradėti? Tai truputį turbūt reiktų paaiškinti, ką mes čia darysim, nes po to gali būti nelabai aišku. Tai žodžiu, mes su Dainium žaisim paprastą seną gerą žaidimą 21, bet visos kortos iš esmės pas mus sudėtos pagal eilėraščius. Tai kiekvienas savo knygos, tai yra Dainius finišo kreivosios, aš ferų. Nu tai sakykime, jeigu aš atverčiu kortą per partiją širdžių šeškę, nu tai aš turiu pasižymėjęs, kuris eilėraštis yra širdžių šeškė. Ir aš tada jį perskaitau. Ir analogiškai savo kortą, kurią atvertė Dainius lygiai taip pat irgi. 21 žaidžiamas labai paprastai. Visos kortos nuo dvejetuko iki dešimtkės tiek ir reiškia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taškais. Visos galvos yra dešimtukai, o tūzas yra 1 arba 11 pasirinktinai. Nu tai ir laimi žmogus tas, kuris arba surenka 21, arba surenka daugiau negu priešininkas, bet ne daugiau negu 21. Jeigu tu surenki daugiau, tu automatiškai pralaimi. Tai va, tai toks labai paprastas, aišku, žaidimas, bet esmė, aišku, nu mes čia paskaitysim eilėraščių ir sveikas, aš užrašysiu. Tai va, ir kadangi mes patys pasidalinsim kortas, tai pirmiausia, aš tą ir padarysiu. Ir mes žaisime, tarėmės 4-5 partijas, tarkim. Jeigu bus 2-2, tek žaisti 5 partiją, kad įsiaiškinti, kas bent kortomis laimėjo. Nes, man atrodo, eilėraščiai viens prieš kitą, kai besirungtų ten, sunkiai įsiaiškintų, kurie ten yra labiau. Čia bus tokios iš pradžių turbūt labai daug tylos. Nieko, gal ties kokią antrą partiją atsigausim. Taip, ir tada šitą. Ir tada širšau žiūrėti. Tai mes pakomentuosim, parodysim, kad matytųsi, kad šitą. Taip, tai žodžiu, tai gal tada nuo tavęs pradėti. Taip, tai pirma mano korta, devintukas, būgnų devintukas ir aš dabar ieškau būgnų devintuko savo knygoj. Abrakadabra eilėraštis. Atsiversiu šį. Abrakadabra. Epigrafas yra laikrodis tampa telefonu iš telereklamos. Laikrodis tampa telefonu, pokalbis tampa gegutė, gegutė tampa socialinė žinutė, socialinė žinutė tampa provokacija, provokacija tampa muštynėmis, muštynės tampa už 10 nemuštų vienas numuštas. Vienas numuštas tampa laisvės atėmimu iki gyvos galvos, laisvės atėmimas tampa kalėjimu, kalėjimas tampa laisvė neklausti, kiek dabar valandų. Be 5 minučių Europos saulėlydis, net neklausiamas, sako laikrodis tampantis telefonu. Be 5 minučių eilėraštis, sako telefonas tampantis poetu ir išsikrauna. Gerai. Taip, tai dabar aš ištraukiau būgnų penketuką ir būgnų penketukas pas mane yra eilėraštis Laiškas iš Romos. Kažkada pasirodo knygos, kažkada Eolo vėjas nubloškia tavo mintis ir vėl nutolsta didžiosios raidės nuo pavadinimų, nuo vardų, nuo gyvenimų, skyrybos ženklai nebesulaiko žodžių, jie nutupia ant kitų lūpų, susuka lizdus peleninių urnose, taip norėčiau tau užsakyti viską,
Bet miestuose, kuriais besąlygiškai tikėjome, karaliauja baltasis triukšmas, per jį vis lengviau užsimirštam, kad jau sausis, jau vasaris, jau kovas, jau ledai paliko upes ir laikas mus aplenkė bent keletą kartų. Štai ir vėl nepaliaujamai noksta šermukšniai, artėja ruduo, didysis tautų kraustymasis. Tai va, tai tu dabar turėtum traukti kortą, ne? Traukti kortą. Jo, ir atverti. Ir atverčiu. Būgnų dama. Nu, tai... Tai čia aš jau turiu 19. Jo. Bet aš dabar paskaitysiu tada būgnų damą, o tada galvosiu, kol man tas skaitys kitą eilėraštį įsitraukęs kortą, aš galvosiu, ką man daryti. Čiurlionio Čiurliai eilėraštis. Čiurlionio Čiurliai. O epigrafas eilėraščio do mažorinė gama C-dur iš tikrųjų yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mažorinė gama Č-dur. Gegužės šiluma, vasaros karščio preliudija, ploju uodus prie Nemuno Druskos mieste, palei pat upių tėvo paviršių skrodžia čiurlių naikintuvai, uodų debesų draiskanos sklendžia artyn manęs. Dar labiau ploju per uodus, dar labiau ploju čiurliams, ilgi mano plojimai su garsiomis ovacijomis, kaip po Čiurlionio koncerto, kuriame jis kadaise sugrojo preliudą Č-dur. Širdžių vartukas. Taip, ir eilėraštis plikledis. Virš galvos pigi žvaigždžių bižuterija ir pilkas kaip šlapdriba, nerimo maitvanalis, atryjantis liūdnas mano mintis, kuriuo esu beviltiškai įsitvėręs, nes mano dangiškas kūnas čiuožia greitkeliu per sumaitotą žibintų šviesą, pamiršęs stabdžių skystį ir tavo žodžius švelniai bandančius sulaikyti, man iš po kojų slystantį žemės rutulį. Va, toks. Va. Jūs, nežinau, paauglystėje ar kada nebuvo tokio dalyko, kad kai tie būdavo, žinai, su kortom juokingi tokie būrimai, tai tu atitinkamą kortą turėdavai, nu, tipo, kuris tu reiški kažką. Ne. Nes pas mane tai šeimoje labai daug, kad tom kortom užsiminėdavo jo, tai pas mus visi būdavo, tai aš visada buvau vartukas. Tai aš tai neturėjau tos kortos, mes irgi vaikystėje žaidėm visokius ir karuselę, ir durnių, ir to tik nežaisdavom, bet neturėjau kortos, bet būčiau pasakęs vartukas irgi, tik tai, nežinau, net reiktų pasirinkti dabar, tarkim, kas nors. Čia jau gali būti vartukas. Galiu kryžių, arčiau kryžiaus ir finišo kreivoju, tai tebūnie. Tai kortų situacijai pas mane yra 19. Aš turiu 19 ir aš pasuoju. Ta prasme, aš pasuoju, bet aš verčiu... Kad paskaitytų. Jo, mano rezultatas 19. Jeigu jis laimės man tas. Bet aš dabar turiu dar vieną 9 ir aš pralošiu. Bet aš skaitau kitą 9 eilėraštį. Tiesiog, kad eilėraščiai nenukentėtų, kuriuos mes norime paskaityti. Tai 9 čia buvo, dabar čia. Gerai. Kas čia buvo pas mus 9? Jo, eilėraštis Abiejų tautų baroko respublika. 40. Eilėraštis iš tikrųjų pasirašė po kelionės į Lenkiją. Lenkijoje vyksta toksai festivalį Języku Polskiego, sunkiai ištariamame miestelį ir Žebžešinas. Ir ten iš tikrųjų prie Liublino visas reikalas yra. Ir ten tas kelias nuo Liublino iki Žebžešino yra toks kaip mūsų senasis Molėtų plentas. Labai viskas panašu. Ir toks pat nelygus, nu žodžiu, tai vat sugrįžus po kurio laiko prie eilėraštis. Tai vat Abiejų tautų baroko respublika. Vilnius, copy-paste Liublin, kelias į Žebžešin, copy-paste Molėtų plentas, upelis Viepš,
Čia šiaip atrodo, kad šernas kažkas panašaus Viepšio. Upelis Viepš, copy-paste Šetekšna, ir tokia Šetekšna arba Jara ten aukštaitijai vadinasi. Italų barokas LT, copy-paste Italų barokas PL. Adomas O Lietuva, copy-paste Mickiewicz Ojczyzno moja. Tostas į sveikatą, copy-paste Ty jesteś jak zdrowie. Tai tokia istorija. Tu čia apie lenkiškus šernus pradėjai pasakoti, aš atsimenu, mes praeitais metais buvom tokioj Lenkų sala, pusiasalis Helis. Nu tai tokia Palanga, Nida. Ir žodžiu, mes ten taip spontaniškai išsilaipinom iš Gdansko. Ir mes niekada nebuvę tenais, tiesiog nusprendėm, mes išlipam, o ten vaikšto Lenkai su vokiškom karo uniformom. Žaidžia karo pradžią? Išsilaipinimą Normandijoje. Visi su ginklais ten viską ir pasirodo, kad ten jie labai mėgsta tą visą žaidimą. Bet ne tam esmė ta, kad mes tenais, bet šernus paminėjai, naktį nusprendėme eiti prie jūros. Ir žodžiu, mes tą naktį einam per tos miškus, keliu einam ir žiūrim iš toli, už kokių 20 metrų šernų šeiminėlė taip išlenda. Ir iš toli prietamai nesimato tie šernai, ir jie taip vienas prieš kitą išlindo, sustoja, atsisuko į mus. Aišku, kad ten jie nieko mums turbūt nedarys, gyvūnai. Mes taip sustojom ir galvojom, gal tiek to, nueisim į kitą pusę, palauksim. Ir kol mes grįžom į kelio galą, tie šernai apsisuko ir kitoj kelio pusėje vėl atsirado ir vėl į nego žiūri. Ir mes vėl į kitą pusę ir, žodžiu, mes einam ir aš taip einu pro šalį, apsisuku ir žiūriu vienas tiesiog šernas, taip mums pro nugarą, taip labai ramiai didelis toks. Ir praeina. Tai jie tam tokie vietiniai, kurie žmonių nebijo, Lenkai jų irgi turbūt nebijo, bet turistam tai nėra labai jauku. Aš taip iš arti tokio gyvūno nesu matęs. Taip apsisukus, taip sau ramiai, net neatsisukęs taip. Ir pralindo. Gerai, o dabar grįžtant prie kortų, tai pas tave 19, pas mane 9, tai aš neturiu ką turbūt daryti, tai tik tais pasižiūrėti kortą ir dėja. 11, Dainius šitą partiją laimi, bet aš paskaitysiu vieną eilėraštuką. Jo, taip dvejetuko vertas eilėraštis. Sekundėlę. Jis vadinasi Zipo. Po mano lova tupi mažas nedegtamolio velniūkštis, laikantį žiebtuvėlį anarchistą. Tai va, tai kol kas Dainius 1-0 laimi. Dabar aš pamaišysiu kortas. Šitų džokerių maišyt mūsų nereikia. Džokeriai čia... Reprezentaciniai. Kol aš maišau, tai irgi, aš aną savaitę buvau Gdanske, tik tai mes buvom su šeima ir iki Helio nevažiavom. Ir aš vis iki jo neprivažiuoju gyvenime, nes ne pirmą kartą. Aš nežinau, ar ten verta, bet žinai, gamtiškai galbūt įdomu, geografiškai įdomu, gal ne tiek gamtiškai. Žinai, kas labiausiai verta nukeliauti ten keltu, arba pabūt truputį ir grįžti keltu, arba į priekį pabūt, dėl to, kad tu keltu tenais po to iš Gdansko važiuoji per visą industrinį Gdanską, ten, kur tu niekaip kitaip nepamatytum. Tai visą tą uostą iš vidaus su visais tais metalais, pakrovimais viskuo. Tai aš uostą iki Vesterplatės esu plaukęs, ten su laivu, tai aš tą matęs, bet turiu ne. Ir aš tik atsimenu žemėlapį, kad ten dar yra, mes turim tokį vardą Jūratė, o ten miestelis Jūrata. Ko gero ta pati Jūratė, kuri kastyti ir ten tas kastytis Jūratė, man Baltijos jūroje. Manau, kad ten visai kaip. Lietuvoje iš Krokuvos yra į Helio autobusas, kuris vadinasi Route 666. Kadangi Hel, Gerai, tai duodu tau nukelti. Taip. Taip, tada Taip, ar man sau atsiverti ir tada po vieną užversti. Po vieną mum. Tai tu praeitą kartą skaitėjai, ne? Tai dabar tu. Dabar pasižiūrėjau, ką aš čia turiu.
Skaitysiu tokį eilėraštį. Kur šis man dabar yra? Taip. Arterija. Barzdaskutys pasilankantis pirmą kartą įpjovė man į skruostą, ant skustuvo geležtės ištryško lašelis kraujo, greičiausiai ne pirmas geležies pašventinimas, kam nepasitaiko aklai pasitikint kito rankų darbui. Dabar kaskart krūpteliu skustuvui nusileidus man prie gerklės. Čia beje iš tikrųjų tikra istorija, čia mes nukeliavau pas vieną tokį meistrą, tai pirmas mūsų susitikimas toks ir buvo, o šiaip labai rimtas žmogus, tai čia kaip yra vienam filme Zatoičio vadinasi, kur iš esmės visas filmas toks perdėtas brutalumas apie samurajų meistrą, kuris ten belekokius triukus daro, visas filmas ant to pastatytas ir jis yra aklas. Ir paskutinis kadras yra, kaip jis eina užkliūna už akmens ir išsidrėbė. Ir filmas baigėsi. Tai va čia toks va irgi buvo turbūt. Aš buvau tas akmuo. Tai va, tai gerai, tai dabar... Jo, aš mano pirmą kartą pikų septintukas. Tai ieškau, kas pasižymėjo pikų septintukų. Jis labai trumpas septintukas, 56 puslapis knygoje Drebulys, vadinasi eilėraštis. Čia toks treilis, bet ne treilis. Drebulys, brolis dvynys, drebulės. Drebulys, brolis dvynys, drebulės. Dabar taip. Širdžių dama, pas mane 18. Taip. Taip. Susitaikymas. Tik nustojęs rašyti, netikėtai pradėjau gyventi savo gyvenimą. Keista sakiau, kad galima taip lengvai atsispirti nuo žemės, kurioje užkastos protėvių kojos. Nieko ten nepažįstu, nežinau, koks buvo jų džiaugsmas, liūdesys, meilė, tikėjimas. Likau jiems abejingas, kaip į mane sliogiančiai lipnios praeities sraigiai. Mano širdžiai nerūpėjo, net telefono numerių neišsaugojau, nutrūkė mus siejantis ryšiai. Signalas pernelyg ilgai buvo užimtas svarbesniais reikalais nei gyvenimas. Ačiū. Tai pas mane 18 ir aš, taip sakant, pasilieku 18. Gal persigalvosi, kai aš ištrauksiu? Ne. Tūzas. Aš jį sakau kaip 11. Tai jo, Pas 18. 18, čia yra lygų. Jo. Tai kad būtų įdomiau. Taip. Kryžių tūzas. Kryžių tūzas. Kas pas mane tas kryžių tūzas? Kryžių tūzas. Kryžių tūzas. Tebūnie antras eilėraštis iš knygos yra pavadinimų išliekamoji vieta. Tiek. Išliekamoji vieta. Čia epigrafas yra iš Giedrės Kazlauskaitės eilėraščio. Nepažymėjau kurio, bet iš jos čia yra. Bet žvelgiant bent kiek labiau ontologiškai, nėra jokios prasmės reprodukuoti kiekvieną savo sielos krustelėjimą. Mes nesame tokie svarbus, kad tai turėtų išliekamąją vertę. Kažkaip užkabino mane tos jos mintis ir eilėraštis atėjo. Birutės kalno grotoj su bičiuliu kūrename laužą. Jis studijuoja ontologiją, aš šventųjų gyvenimus. Žiūruoja degančios anglys, grotos sienomis lipa šešėliai, ontologiškai skylės dantyse tarsi olos,
šešėliuodamos krustelį bičiulio lūpos. Pasaulis vien grotos, visi mes už tų ar kitų, liežuvio galu tikrinu savo dantis. Laužo žarijų šviesa nurausina birutės bronzinius skruostus. Žiūrėk, apreiškimas, Marija, sukruta vėl jo lūpos. Taip, labai panašu, Platonai, liežuvis neria skylėn tarp 4 ir 5. Toliau stumdome vėstančias žarijas atsargiais judesiais. Nuskendus jūroje saulė, vėl šešėlių yra karalystė. Vytauto ir Basanavičiaus gatvių kampe, priešais Kurhauzą, Palangos Lurdo paveikslus perka turistai. Mudu su bičiuliu juose neužfiksuoti. Mes nesame tokie svarbus, kad tai turėtų išliekamąją vertę. Toks tas kryžių tuzas. Tai ką, mes turim po lygiai? Po lygiai turim, bet tu, jeigu nori, galėtų dar vieną ir tada turėsi daugiau. O jeigu čia mažytė? Bet čia 10. Kadangi buvau vieną kartą laimėjęs, leidžiu savo vieną kartą pralaimėti ir surizikuoti. Nu, gerai, aš tiesiog atverčiu, kad galėtų paskaityti. Bet tai dar palauk, man reikia paskaityti. Jo, paskaityk. Tai dabar tu, ar aš paskaityti? Skaityk tu. Palauk, nu gerai, aš paskaitau už tada. Jo, nes. Tai aš šitą. Okay. Taip, irgi labai trumpas tekstas. Instrumentas. Kol plaunas rankas, iš krano bėgantis vanduo klykia, tarsi actekų kario švilpukas. Jo, aš to skaitysiu, bet aš tiesiog, prieš tau pasirodo, Milerum knygai tavo buvo metuose publikacija iš šitos knygos ir visi tie trumpieji buvo man tokie, taip man taip tokie, kad aš labai laukiu tavo knygos, o kai išėjo, labai džiaugiausi. Ne vien todėl, kad ten trumpėlį, tiesiog geros ten geležies. Aš su tais trumpais tekstais daugiausiai toj knygai dėliodamas ir problemų turėjau. Kuo trumpesnis, tuo daugiau problemų čia klasė. Nes juos įdėti, jeigu tu dėtum vieną paskui kitą, tada labai jie nusimuša. O tu turi juos kažkaip dėliot taip, kad jie išliktų kaip tekstai. Nes jeigu tu įdėsi tarp dviejų labai ilgų trumpą, jisai dažnai dingsta. Na čia kompozitoriaus kompoziciniai dalykai. Tai kai kurie ilgų ir trumpų natų dalykai. Kai kurie ir nepateko dėl to ir panašiai. Taip, aš tai tą trečią, kurios galėjau netraukti, bet ištraukiau 10 būgnų dešimtukas. Tai dabar žiūriu, kaip tas mano dešimtukas. Tai irgi bus trumpas dešimtukas būgnų. Eilėraštis vidiniam Hamletui, kuris galbūt susišaukia su tuo, kas čia vyksta per aplinkui. Vidiniam Hamletui. Karas ne tavo vidiniam Hamletui. Pirma būsi nušautas. Būti ar nebūti, savęs paklausi vėliau. Nu ką, 1-1. Parizikavai? Nu, būtų lygų. Ne, pas mus buvo lygų. Jei bus visai total lygiosios, tai tada dar žaisim iki tol, kol kaip šviesa būna krepšinio, kur pradėsimas, kol kažkas turi laimėti, nes yra atkrintamos vis. Gerai, 1-1 kol kas. Suėjusiu. Kažkaip žiūriu, čia paskutiniu metu tų poetinių žaidimų visai uždėrėjo. Atrodo, kad biški visi atsigavo ir tokių biški idėjų daugiau. Tai tik įdomiau gal bus. Vienu metu apskritai net atrodo, kad niekas nežaidžia ir nebenori žaisti labai jaukių. Nu, matai, čia pajuokausiu, LKT, ten kai yra paraiškos, ten yra, kas ten būna, komunikacija, performatyvumas, interšminter, visi tie dalykai. Jo, bet tu gali tiesiog skaitydamas ar Tai aišku, kad gali.
Aš tikiuosi, mes nepasieksim gal fazės, kai bus daugiau žaidimo, poezijos beveik nebeliks. Nu, visada, žinai, tas švytuoklė į vieną ir kitą pusę įmanoma yra, bet jau buvom į kitą pusę turbūt pasiekę. Nu, kaip Miley Cyrus, to buvo. To Breaking Ball. Gerai. Taip. Tai aš palauk, turiu iškart pasakyti, kad čia 11. Jo, arba 1. Tai lauku dabar. Tai kas dabar skaito? Dabar tu skaitai. Aš skaitau. Nu tai kryžių tūzas, aš jį skaičiau, bet aš kitą tūzą paskaičiau. Atrodo, kad buvo. Tai yra šitas 11, sakau, čia yra. Ir taip. Kitą tūzą paskaityk. Kitas tūzas, pati knygos pradžia yra finišo ir zigzagas. Vadinasi, eilėraštis. Nuo taško A iki taško B Google žemėlapiai siūlo tiesiausią maršrutą su variantais. Dažniausiai renkuosi lėčiau per aplinkui. Visi keliaujantys su manimi juokiasi, tu vėžlys. Šypsausi, primenu jiems pasakėčią apie kiškį ir vėžlį. Kai noriu ką nors prisiminti, vartau nuotraukų archyvus, žiūrinėjau Google žemėlapių laiko skalę. Kiek daug vaizdų, svarbių man vienam, įrodančių mane šičia buvus. Laiko skalėje vingiai, sukimai ratus, staigus posūkiai, sugrįžimai, beveik jokių užtikrintai ilgų tiesiųjų. Laiko skalė sugrąžina į praeitį, primena, kur buvote, sako man išmanusis. Ačiū, žinau. Kurti atsarginę jos kopiją? Ačiū, ne. Neperkelsite savo laiko skalės atsarginės kopijos į naują gyvenimą? Ačiū, ne. Netikite gyvenimu po mirties? Ačiū, tikiu. Taip, pas mane kryžių dama. Taip, vadinasi Fe. Klausiausi apie ateitį, kuri nuo manęs nepriklausė, jaudinausi, nes kasgi suprastų Midą, atžagariom dalinantį patarimus, pasakojantį, kad nuo šiol gyvens kitoje karalystėje ir jam būtinai reikia mano palaiminimo. Nebuvau parašęs nė vieno eilėraščio, rankose laikęs poezijos knygos, nežinojau, su kuo jos valgomos, kaip galėjau pasakyti daugiau nei jo aišku, arba aš puikiai suprantu. Midas nepailsdamas planavo šviesų rytojų, kol brutalizmas visų svorių traiškė mūsų gyvenimus, tyla versdamas metalinėmis sakinių drožlėmis. Toks eilėraštukas. Traukiu? Traukiu. 4. Būgnų ketveriukė. Ten pas tave buvo 11, ne? 11. 5, aš turiu 15 šiuo metu. Būgnų ketveriukė. Būgnų ketveriukė, tebūnie eilėraštis triušio metai. Man tai puikiai žinomas ir jums žinomas iš anksčiau šiek tiek tuoj. 70. Eilėraštyje dalyvauja ir Mantas Balakauskas. Triušio metai, o epigrafas pagal kinų kalendorių 2023 juodojo vandens triušio metai. Ir čia iš darbinio gyvenimo, ir šiaip iš gyvenimo tas eilėraštis. Šventėms ieškau vyno, kurio etiketėje triušis. Randu Mantą Balakauską, sėdinti vyno klube. Nėra tokio vyno, sako Mantas. Nėra tokio triušio, sako Alisa ir Lewis Carroll. Nėra tokio kraujo, sako Nacionalinis kraujo centras. Nėra tokios liturgijos, sako Jėzus. Nebėra tokio Jėzus, sako Friedrich Nietzsche. Ir aš jais visais ne ir tikiu. Dainius vis parašo man darbą, ieškodamas su naujais metais ir su naujų metų gyvūnais
klausim apie vyną, kad būtų etiketė ir dažniausiai būna taip, kad mes neturim ir kitais metais gaunam ir jau jam jo nebereikia. Nu, taip, nes tas kino horoskopų žvėrelis yra pabėgęs. Ir taip vat, jau su tuo triušiu tai tikrai tai buvo. Dabar su triušiu jau yra. Nu, po 12 metų ar 10, kitą, prasisukus 12 metų ciklų vėl bus, tik tai ar mums O bereikės. kokie dabar metai bus? Drakonai? Ne. Ne. Kas Šiandien žinot pagal pasakyti? arklio kiti Su ožka sunkiai. Sunkiai. Su arkliu gal nesunku. Su arkliu kažką siūliu, bet Jo, labai toks specifinis. Gerai. Vynų vartukas, tai Tai tu 20. 20 turiu, tai aš 20 ir pasiliksiu. Taip, kur čia pas mane vartukai? O, paskaitysiu apie vartukus. Vartukų išdaigas. Vadinasi, Dum Dum Boys. Švaistėmės it buki peiliai po Nyderlandus, pjovė miestą po miesto, raikėm gatvę po gatvės, mašinomis dviračiais kojomis, jokio Dehalен Amsterdam ar Dedagerad muziejaus, meno kūrinių Rolandų kalbos, nurištos Van Gogho ausys, mintys, sviestas, išskydę žodžiai nepasiekiantis taikinio, prasilenkiantis su mumis autobanuose, aplink vien kofešopai, mašinų aikštelės, gogeliški snukiai, saulėgražos, vibruojančios raudonųjų žibintų kvartaluose. Šiaip čia yra eilėraštis ir jo kita perspektyva yra kito poeto Ernesto Noreikos knygoje, nes mes buvom toj pačioj kelioniai, jo, knygoje Akvanautai. Tai jisai ten kitus dalykus pamato, bet įdomumas yra tas, kad yra trečia istorija žmogaus, kurio tur greičiausiai įdomiausia būtų, bet jis eilėraščių nerašo. Žodžiu, jisai nusipirko mašiną ir iš esmės paspartino tą mašinos įsigijimą, kad davai važiuojam į Olandiją visi. Ir jis paspartino taip, kaip negalima paspartinti. Jis nusprendė, perku mašiną, nieko čia tokio, nereikia ten jos tikrinti per daug. Nusipirko, išvažiavom ir ties jau išvažiuojant iš Olandijos, ties Belgijos kažkokiu miesteliu numirė sankaba ir mes ant 20 km/h greičiu labai lėtai sustojom prie bažnyčios. Mašina mirus yra ir mes tą mašiną 3 km stūmėm kažkokio Belgijos miestelio gatve iki turkų kažkokio autoserviso, kur jie pasižiūrėjo, reikšmingai nusišypsojo, sako 800 euros. Ir tada skambinom ten jo tėvo draugui, kuris skambino į Belgiją draugui, kurio nematė 25 metus, kad važiuotų su jais dėrėtis. Ir žodžiu, gavos taip, kad tą mašiną prikėlė, mes į Lietuvą grįžom su tą mašiną jau be vairo stiprintuvo praktiškai. Įvažiavom pas mus į kiemą visą mašiną šitaip, o mašinos istorijos pabaiga yra tokia, kad jis po to tą mašiną nuvežė ir jiems tas autoservisas sako, jūs ką, durnas maždaug? Sako, taigi mašina daužta, jinai per pus suvirinta. Tai iš karto iškeliavo į metalo laužą. Tai va, tai labai pakeliavom. Tokia va kelionė. Nu, bet tai tada ir eilėraščiai atsiranda. Jam tai eilėraštis neatsirado mum. Bet tai va, tai toks pasakojimas apie tą eilėraštį. Tai va, tai pas mane yra 20. Gerai, aš turiu 15, tai aš vis tiek norėčiau laimėti arba pralaimėti jau taip garbingai. 4. Tai pas mane yra 19. 19, pas mane 20. Tai taip. Nu, tu techniškai galėtum traukti dar vieną ir ištraukti arba tūzą, arba dvejetuką, arba... Tiek to, gal. Tiek to, susilaikysiu, bet aš tada paskaitysiu čirvų ketvertuką. Būgnų ketvertuką skaičiau, kas pas mus čirvų ketvertukas. Tėvūnie čirvų ketvertukas, mirties gramatika pelenai eilėraštis toks yra. Mirties gramatika pelenai. Palaikai, išbarstai,
Veiksmažodžiai prieš. Daiktavardžiai po. Čia iš tokių trumpų. Tai vis tiek paskaitysi tą trečią turimą kortą. Vyno trejukė. Taip. Taip. Giedra. Viliojantis mėlynas dangaus majonezo dangtelis kadaise, stipriai užsuktas tėvo rankomis, todėl ir žinai, kad šiandien nesulauksi lietaus ir bus karšta be jokio tikslo, važiuot mašina nepražydusio miesto gatvėmis ir kalbėtis apie tai, kas mūsų seniai nebesivėlė. Va. Tai Kaip? 2019. Taip, 2-1 Mantas laimi kortomis. Ir tu dabar dalini. Ir tu, kol dalini, papasakok, kaip tau trumpus eilėraščius sekasi rašyti. Ir kaip, man pavyzdžiui, trumpą eilėraštį dabar, kai aš jau pagavęs ranką, nėra taip sunku parašyti, bet tada, jeigu aš prisėdu prie tų trumpų, man žiauriai sunku ilgus pradeda eilėraščius darytis. Sunku rašyti. Čia tokia, žinai, ilga mano istorija. Aš tos trumpus kadaise visai nerašiau, bet toks Artūras Šilanskas įtraukė į tą haiku rašymą, tai, žinai, man labiausiai treiliai paskui pradėjo rašytis. Ir aš irgi nesuvokdavau, kaip galima parašyti tos trumpus. Paskui pabandžiau ir karts nuo karto. Nu, tiesiog, kai savo anteną kažkaip tai nustatai į tą trumpą eilėraštį, arba labiau ten treilis ar ne labiau, bet ten jau turbūt formos tai klausimas, tai tiesiog rašosi. Vis aš, kadangi dar ir fotografuoju ir jungiu nuotrauką su treiliu, tai man čia tiesiog toks atskiras žaidimas yra, kur aš jeigu fotkinu, aš kartais jau matau, kad čia bus treilis. Arba atvirkščiai, aš turiu treilį, man tai reikia kadro, aš jau beveik žinai, kokio kadro reikia. Tai kažkaip tai čia tokia, žinai, kaip meditacija, praktika tam tikra, tai jeigu tik tai atsijungi nuo gaudesio viso šito ir anteną būtent tam nustatai, tai kažkaip pasigauna jie. Lygiai kartais tie ilgi pasirašo, tiesiog pasirašo tai, kad tiesiog matai, kad reikia to. Aš žinau, aš tai pastebėjau, kad man trumpi tekstai rašytis daugiau pradėjo, kai aš Islandijoje pabuvau, ten, kur nėra iš vis jokio triukšmo ir jokio miesto ir nėra elementų, iš kurių labai daug kažko prilipdytų. Jo, ten labai tokie išgryninti peizažai. Jo. Tiesiog labai nedaug elementų ir iš tų nedaug elementų tada kažkaip natūraliai forma susidaro. Bet gal čia taip tiesiog sutapo? Gal sutapo, nes aš kaip tik, ačiū UNESCO literatūros miestui, aš buvau rezidencijoje Reikjavike, tiesa, buvau ir tik tai vieną dieną pasivažinėjau, ten kelionę aplink, kad gamtą pamatyčiau. Tai taip. Pasau. Taip. Tai nežinau, ir čia yra vienas ar keli eilėraščiai pas mane knygoje po to apsilankymą Reikjavike. Tai taip, ten tikrai ta gamta kitokia ir ten toks, žinai, kosmosas, ir jeigu tu labiau esi vienas ten, nesvarbu, gali būti žmonių, bet kai tu vienas ar vienišas esi, tai ten tikrai yra toks geras kosmosas. Žvejoti poeziją. Tai, kad tas Reikjavikas ir ten išvažiavus mes šiaip turim tą tokį jausmą, kad mes esam ten, sakykime, maža šalis ar dar kas nors, bet ten Islandijai pabuvus tu pamatai, kas iš tikrųjų yra maža šalis. Ant visos salos 400 000 gyventojų. Iš jų 10% jau lenkų. Jo, po 4% lietuvių. Jo, bet iš Reikjavikas šiaip 150 000 gyventojų, tai čia yra topinis miestas. Trečias pagal dydį 20 000, trečias pagal dydį miestas. O visa kita yra maži miesteliai ir maži tokie apskliausti kaip fermos. Ir tu važiuoji ir vis kažkur jas matai, o toliau yra kalnai ir laukai ir daugiau nieko tenais nėra. Tai, jo, ir tokie elementai ir yra, tokie labai paprasti trijų eilučių. Jo, ir ten miško nėra. Jo, nėra. Tas įdomiausia, ir ten sakė, jeigu pasakysi Islandijoje miške, tai tu tiesiog atsistok ir mes tave pamatysim. Nes ten yra tokios
krūmokšniai kažkokie, tai yra tokio normalaus miško, ką mes mylim savo mišką, kaip Anykščių Šilelį, tai iš vis ten tokių dalykų nėra. Ai, ir va, dar vienas dalykas apie Islandiją. Aš esu didelis uodų nekentėjas. Ten nėra. Ne, va, čia yra rimtas. Aš nepagavau. Gal kažkuo reikėlės. Bet žodžiu, esmė yra ta, kad aš kai ten pirmą kartą nuvažiavau į tą vietą, ten jų niekad nebuvo. Ir ten po tos kalnus, ar kalnelius, ten kalvas, tu galėdavai laisvai vaikščioti, pasivaikščioti ir kiek tik nori. Ir žodžiu, praėjo kokie 4-5 metai, aš į tą pačią vietą grįžau ir sako, nėra klimato atšilimo. Tai pagal tai gali pamatyti, kad yra pro tas vietas nebeįmanoma praeiti. Aš ten su paltu užsidengęs turėti, nes ten ne uodai, o ten tokie vadinami liūsmiai. Tokie moškės taškai, kurie neskleidžia garso, jie moka tave tykot ir jeigu nėra vėjo, tu visus langus turi užsidaryti. Ir toj vietoj Islandam yra labai sunku šitą priimti dėl to, kad toj vietoj nėra ir neturi būti. Ir jiem labai sunku atprast nuo to, nes tai atsitiko per 5 metus. Ten kažkur regione vienam pietuose kažkur būdavo ir būdavo norma, o dabar jie visur. Ir taip visur, kad debesim. Tai va, tai tiek šilumos ir atšilimo yra. Ir jeigu vėjas yra, tai viskas okei, bet jeigu jis dingsta visus langus, turi užsidaryti, nes neįmanoma bus būti. Tai va. Kadangi Facebookas man vis, kadangi kur nors pabūni, Facebookas vis meta paskui iš tos šalies naujienas, tai šiomis dienomis perskaičiu, kad pas jo žvirblių nėra. Ir staiga pamatė, kad yra žvirblis, amerikiečiškas žvirblis. Tai, man labai įdomu, ką tas žvirblis darys, kai tas vėjas ten pakils, nes aš esu buvęs. Tai parneš į namo, gal? Jo, ten buvo sausio mėnuo ir aš atsimenu stoviu stotelėje, ten toks negreitkelis, bet žodžiu reikjavikas ir važiuoja fūros, yra vėjas ir nuo fūrų vėjas dar susidaro ir aplink ant kelių išmėtytas kažkoks maistas, dar kažkas ir kirai nuo jūros jie sklando su tuo vėju, pasileidžia, jos pučia, jie krenta, tada nuo fūros vėjo ir taip va skraido ir tada palei žemę maisto ir vėl vėjas jos pagauna ir jie va taip va vartosi tenais po tą. Tai tokia labai įdomi šalis, įdomus ir gamtovaizdis visų veiklos. Gerai, tai dabar dėl eilėraščio, ne? Tai jo, 4. Matas ištraukė būgnų 4. Tai 4. Irgi trumpas eilėraštis bus. Aš pasižiūriu, kur čia yra. Irgi trumpas eilėraštis. Keisti ritmai. Dunda būgnai ir nežinia žmonės ten šoka ar žudosi. Tavo 10. Aš 10, kryžių 10. Šitas kryžių 10. Taip, čia bus ilgesnis. Kalvarijų turgaus žuvų parduotuvėje. 42. Šiaip be pavadinimo, tik pirma eilutė tokia. Kalvarijų turgaus žuvų parduotuvėje stovi ilgoje eilėje prie kūčių silkių ir gyvų karpių. Už lango ruduoja cerkvės svogūnų galvos. Eilė ilga, karpiai žiopčioja kartu su pirkėjais, visi savo stichijose. Mintise lūpų rudas cerkvės svogūnų galvas, verkiu praeinančių, ateinančių irgi verkiu. Iš dangaus krinta sniego mana, po kojomis teška košė pagardinta druska iš Maroko. Karpiai žiopčioja, mano nugara bėga prakaitas, ant cerkvės kryžiaus įstrižinio skirsinio nutupia varna ir kranksi, atrodo, kad žiopčioja. Kar, pis, pis, kar, pis, pis. Niuniuoju savo gamybos dainelę, bandydamas užmušti laiką. Varna toli panaši į aguonos grūdą. O taip, aguonos. Prisimenu pirkinių sąrašą, reikia aguonų malti aguonpiniui, reikia patalų kūčių silkiams, kalėdaičio su kūdikėlio gimimo vaizdu, akimirkos susikaupti ir patikėti. Priartėja mano eilė, žiopčiųjų pardavėjai apie silkę ir karpį. Kar, pis, pis, kar, pis. Ar žarnas išimti galvą nupjauti, klausė supratingoji.
išskrosta, atsuk priešų ir kitas skruostą. Pareina iš mano vidurių murmės ir pro tvorą dantų įsiveržia į laisvę. Kalėdok, kalas smegenis vidinis genys. Ač, žaksiu pardavėjai ir smirdantis žuvimi keliauju namo. Visose pasaulio prakartėlėse repetuojamas kūdikėlio gimimas. 3 karaliai pakuoja dovanas. Trumpiausia diena ir ilgiausia naktis. Trumpiausias šiaudas ir ilgiausias siūlas. Visi burtai iki jų iškritimo vienodai veiksmingi. Niekad nebuvau Kalvarijų turgui. Niekad? Oi, aš tai matai gyvenu visai netoli. Aš ten ir gyvenau, ar? Man tai atsiprašau. Bet nebuvau. Pagalvojau, skaitai, niekada nebuvau. Tai čia prieš metus ar 2 aš ir ėjau tų kučių ir silgių ir karpio kažko neėjau. Bet vis rečiau mes tą turgų irgi einam. Autentiką prarado. Bet ir turgus renovuotas praradęs autentiką, tai iš žalo, kad jo neliks. Tai kai neliks, tai viskas žus toliau. Bet viskas pas mus gražiai. Viskas gražiai. Tai tau turbūt reiktų atversti. Tau atversti? Tau. Ar tau išsitrauksi? Pas mane vien damas. Pas tave vien tūzai, pas mane vien damas. Žiūrėsim, ką mes čia dar iš tų dabar turim. Irgi tokį neilgą eilėraštukėlį. Čia yra vienas senesnių eilėraščių knygoj. Čia vienas iš tų tekstų, kuris buvo seniai gėdingai palaidotas ir užmirštas ir po to, kai man trūko ir niekaip nesusidėliojo knyga, aš pradėjau karštligiškai knisti popierius, nes viskas pas mane visada būdavo išmetama ir mano draugė tos popierius sakė neišmesk ir vis kažkur sudėdavo ir po to, kai jos pradėjau knisti, labai džiaugiausi, kad atradau. Tai vienas iš tų 3 ar 4 eilėraščių, kurie labai išgelbėjo. Tai žirgas. Jei suvalgysi žirgo šerdį, prasikels kanopos, girdėsis kaip grįžęs, negailestingai kaukši kulniukais miesto grindinį, negalėsi daugiau slapstytis, mesėdį. Tai 14, tai viskas tvarkoj, aš tu žaidžiu toliau. Gerai. 9 būgnų, tai aš tai turiu 19. Tai kas pas čia tarp tų 9 yra. Taip, 9 buvo paskaitytos. Va. Irgi bus neilgas, be pavadinimo, bet bijau ne mirties, baisu tik minties. Škac mintie, škac. Kac mirtie, kac. Taip, tai aš tada verčiu 3, nes pas mane 14, pas Dainį 19, tai 5 pas mane irgi 19 gaunasi ir dabar kol kas yra lygiai. Aš tai paskaitysiu eilėraštį. Taip. Kažkaip čia dabar pradėjo kristi tie eilėraščiai, kurie buvo pamiršti ir iškelti. Iš atminties. Žemės prarytos malkinės durys, tai miega pirmojo sniego užklupti kareivėliai, prisidengę vasariniais
mundurais. Tai va, tai pas mane yra 19, Pas mane irgi 19. pas tave irgi 19, bet aš taip ir pasilieku. Tau dabar sugalvot ar lygiosios, ar... Nu, kadangi aš išbandžiau jau ir pralaimėjau, dabar aš siūlau lygiasias. Gerai. Jeigu ne lygiosios, tai aš atversiu lygiosios. Žodžiu, 2-1 ir 1 lygios. O turiu čirvų karalių. Čirvų karalius vaidmenį atliks eilėraštis. Nu, va. Kūčios kalėdos 3 karaliai. Nu, va. Ne 4, bet 3 karaliai. 21. Kūčios kalėdos 3 karaliai. Kasmet per kūčias, žvelgdamas į prakartėlę, regiu 3 talibų karius, laikančius rankose sprogmenis, užtaisytus auksu, mira ir smilkalais. Atrodo, tuoj driokstels Jėzaus gimtadienio proga, kam aukso, kam miros, kam smilkalų, kam Jėzaus, Marijos, kam Juozapo, kam avinėlio, kam ėdžių, su turbano skyvytais. Beje, šis eilėraštis irgi yra parašytas, mes dažnai kalėdas sutinkam Tauragėj, Ošvijoj, ir ten prie bažnyčios prakartėlė, tokia man tiek. Ir kiekvienais metais ta pati prakartėlė, tie patys figūros tos pačios. 3 karaliai man tikrai primena kažkodėl 3 talibus su turbanais. Eilėraštis iš ten, žodžiu. Aš tai neseniai sužinojau tokį dalyką, aišku, gal turėjau anksčiau žinoti. Aš vis akcentuodavau, nes mano mamos giminės dalis, ten jau tos proseneliai ir seneliai iš Klaipėdos pusės. O pasirodo, kad mano tėvo pusė yra iš Tauragės ir iš Smalininkų pusės. Tai va, nes aš kažkaip visada įsivaizdavau, kad gal labiau ten kažkur vidurio Lietuva ar dar kas nors, bet pasirodo kažkaip visi iš tos vat krypties. Ir aš kaip buvau Tauragėj, man šiaip labai faina Tauragėj yra, tik kad aš supratau, kad logistiškai ją labai sunku yra pasiekti. Nes visi važiuoja į Klaipėdą kitų kelių ir norėdamas šiaip į Tauragę nuvažiuoti, turi vis... Turi važiuoti Tauragę? Jo, turi važiuoti Tauragę. Negali taip nuvažiuoti, turi specifiškai su... Tauragė ne Kaunas, vat Kauną tai visi kiaurai pravažiuoja ir važiuoja. Tu negali atsidurti ten atsitiktinai. Ne. Tu turi ten važiuoti specifiškai. Tai va. Mes ir važiuojame. Jo. Tai dabar yra 1-1 lygiosios. Ne, 2-1 tu laimi ir 1 lygiosios. 2-1 tu laimi ir 1 lygiosios. Mes sužaidėm dar vieną partiją. 4 partijos. Ir sužaidėm dar vieną. Taip. Ne 3-2? Ne. Tu tikrai negalėjau būti. 2-1 ir lygiosios. Taip. Gerai, tai sužaidėm dar vieną. Sužaistos 4 partijos. Taip. Sužaiskim paskutinę. Ir žiūrėkim, kas bus. Nes mes tarėmės nekankinti. Ir jau beveik valandą kankinti. Vasaros vidurvasario. Labai šiaip faina, kad atėjo. Jo, tikrai aš vertėčiau. Gerokai daugiau negu įsivaizdavome savo vaizduotėse. Nes ne tiek mažai žmonių vasaroje sėdi, Vilniuje vasarą sėdi. Faina. Nu va, ir yra ką paveikti, nes aš kortomis tai neatsimenu, kad žaidžiu labai seniai. Nu, mes su vaikais Uno dabar pradėjom žaisti ir kitus vaikiškus žaidimus, tai yra su kevragėm, tai tie atskirai istorija, o kokios... Kokiu dar neprieėjau tada. Dar ne, bet aš palaipsniui. Šaškės prieitos jau šako, tai dar gal prieiti bus, tai gal ir kokios prieisų tokios. Pradėsim nuo durniaus. Gerai. 10. Aš bandžiau žaisti Go, tas labai ypatingas, nesuprantamas žaidimas. Aišku, parsisiunčiau ten tokią nemokamą versiją kompiuterio,
ir aš nesu žaidęs tokio žaidimo, kur aš jaučiausi toks beviltiškas. Aš toks beviltiškas tenai buvau, aš 3 dienas labai stengiausi išmokti, nelaimėjau, nė karto net nebuvau arti. Ten net ant to vaikiško varianto, kur tu tiesiog nesupranti esmės žaidimo, kame šaknis. Tai toks jausmas, kad mokaisi važiuoti ant dviratuko su tais papildomais ratais ir vis tiek nevažiuoja niekaip. Aš nebandžiau ir dar nebandysiu. Bet atrodo, taip įdomu, aš net pažiūrėjau, galvau, gal reikia kokią istorinę partiją pasižiūrėti, kaip žaidžia. Pasižiūrėjau ir vis tiek nieko nesupratau. Tai va, tai čia iš tokių, kur pabandžiau ir dėja. Nu, tai darau prielaidą, kad ten kita logika, kitas mąstymas. Jo, bet atrodo labai įdomu, jie ten tos baltus juodus akmenukus dėlioja, ten viską kažkokią nieko. Dėja. Tai va, tai pas tave 10. Jo, 10 yra 10, aš žiūriu. Žiūriu, kad pas mus vis tos pačios kažkur. Aha, 10. Dar vis tiek aš matau, kad ne visi 10-ukai dar paskaityti. Tai yra. Tai vat vienas iš eilėraščių ir yra, jis ilgokas, nesupyksit, gal toks iškrito. Būgnų 10-ukas pasimatymas, vadinasi, ir jisai, aš iš tikrųjų labai turėjau svajonę į Reikjavike, to Islandijai būdamas, pamatyti tikrą šiaurės pašvaistę. Ir ten buvo, tikrai gaudytas pašvaistis, bet reikia būti ne mieste, aišku, ir taip toliau. Tai pasisinčiau tokią programėlę, kuri tenais vidurnaktį pypsi, kad jau kažkur bėg, bet pasižiūri, kad bėg, bet nebėg. Tai čia pasimatė. Šiaip techniškai tai mes rugsėjo mėnesį matėm, ten už miestą, sakykime, tai ten nėra ko, jokių programėlių, tiesiog jos visur. Tai matyt pasisekė, nes aš kaip buvau, tai jos tikrai egzistuoja, ten matosi, bet aš buvau tiesiog, yra šitų šiaurės pašvaisčių centras, vadinkim, ar muziejus, labai daug prifilmuota, visko ten pridaryta su virtualiais akiniais, kad jeigu kas bus išnaikit, tai gyvos nepamatysit, bent jau pamatysit, kaip kažkas pamatė už fiksavo. Tai va, eilėraštis pasimatymas. Išmanusis visą naktį pipsėjo, žinutė keitė žinutė, pipt, ar laukė ar pasilgai manęs, sent. Tu žiūrėjau, pipt, tai kažkas man piptelėjo, sent, tai aš siunčiu atgal. Pipt, ar laukė ar pasilgai manęs, sent. Žinoma laukiu, kada ir kur būsi, kur susitinkam, pipt. 24% kad būsiu, pažvelg pro langą, ar ne per daug debesų, pipt. 43% kad būsiu, ar tirštai žvaigždėtas dangus, pipt. 77% kad būsiu, saulės vėjas kaip tik, sent. Debesuota, žvaigždžių nematyti, pipt. 88% kad būsiu, po valandos aš jau čia, sent. Iš ko tave atpažinsiu, juk tai mūsų pirmasis, pipt. Būsiu žaliai apsirėdžiusi, pažvelgsi aukštyn, atpažinsi, sent. Stoviu nuo trečiosios žinutės, užvertęs galvą į dangų, svyruodamas vėją, akis įbedęs į šiaurę. Jau mažiau debesų, kelios žvaigždės mėnulis, bet tavęs nematau, apsirėdžiusios nei žaliai, nei raudonai, pypt. Ir aš tavęs nematau, kur tiksliai tu manęs lauki. Sent. Aš Reikjavike, Islandų vikingų žemėje, prie Sun Voyager laivo, laukiu tavo žalio stebuklo. Pypt. Oi, bičiuli, aš čiukčiu žemėse. Nuo vulkanų ir geizerių salos 1000 kilometrų. Šiaurė didelė, žiemos naktys ilgos, jei saulės vėjas dar pūs ir pas vikingus būsiu. Beje, programėlėje pažiūrėkime vietos nustatymus, man atrodo, abudu suklydome. Sent. Žiūrėjau, mačiau, kaip rašai žinutės visą naktį, kaip artėjai, kaip kyla pasimatymų ir pažinties tikimybės procentai. Tikėjau ne programėlė, tikėjau svajone pamatyti tave. Praskleidžiančią žalias naktinės šiaurės užuolaidas. Mano vidinis vikingas liūdi, ne mano Sun Voyager laivas, tyli košiamas vėjo, pypt. 0% išvysti šiaurės pašvaistę jūsų vietovėje. Pakeiskite vietą. Arba pakeiskite svajonę. Žaidimai su programėlėmis. Jo, ten, nežinau, šiaip, kad rudenį daugiau, rugsėjai, spalį. Jo, ir paskui ten galbūt pavasario biškį. Taip. Tai, tai man reiktų paskaityti, ne? Tai ir dar vienas trumpas tekstas. Čia jau labai toks
iš tų trumpų jau. Paviršius. Vandens atspindy, paukščiai vyksniuoja debesis. Tai va, čia mano kryžių ketvirtukas. Tai tau turbūt reiktų ištraukti mortą. Čia yra 3. Tai turiu 13. Čia yra 3. Iš trietukų gal dar neskaičiau. Ne. Trietukai. Taip, čia jau patenku su trietukais, patenku į savo priedainių skyrių. 76. Čia tas priedainių skyrius, kai dalis eilėraščio mano, o dalis yra kito poeto arba kažkieno kito mintis. Ir šitas eilėraštis grinai yra pradžia mano, o toliau tęsinys Donaldo Kajoko eilėraščio Arbatos gėrimas Lietuje. Galbūt atskirsite, kur aš, o kur jau Kajokas. Turėtų kažkaip atsiskirti, nors bandžiau būti Kajokas pradžioje. Arbatos išvirė ir pačioje gražiausioje vietoje į marių sutemas įliejo ilgėliausią lieptą, įjungė vėjo gaudėsi, skardų barbenimą ir lietų, pabarstė žiburių ir palengva lūkšnoti liepė. Geriu arbatą lietuje, nes liepta, arbatą gerti lietuje, kai lietus, užeina netikėti ir iš lėto, nuplauna vienus, o kitus palieka, arbatą gerti lietuje ant kranto, išvėstančio puodelio mano rankoje. Nu, va čia toks. Vidury galvojau vienaip, o pabaigoje jau kitaip pradėjau galvoti, nežinau. Nu, žodžiu, pradžia pirmos 4 eilutės buvo mano, o kitos 6 Kajoko. Knygoje, kai skaitai lengviau, nes tai, kas ne mano, yra pasvirinta Italijoje. Galėtų būti pasvirinta. Vardan įdomumo galėtų būti. Gerai, tvarkoj. Tai pas tave 13, tai tu spėjai toliau. Aš kelsiu dar vieną kortą, nebent tu čia iš karto. Ne. Nu va, žiūrėk, paskutiniai partijai, tai abudu manau kelsim. Pas mane kryžių bartukas, tai aš turiu 14, Dainius turi 13. Oi, čia pasižiūrėsim. Neištraukiau nei vieno tūzo ir nei vieno karalius. Tik damas ir valetai. Nu, su eilėraščiais tai neturi tiesiogio. Eilėraščiai tokių rangų neturi eilėraščiai, tūzai ir karaliai. Šiaip gal ir turi, bet labai taip žaidžiant atsitiktinė tvarka sunku. Taip. Laiškas iš apmaudo. Vėl stebiu atvaizdą, negalėdamas atitraukti žvilgsnio. Tikras narcizas, sakytum. Anksčiau nepastebėjau, kad rankos nukirstos plastikinio veidrodžio rėmo. Jų visai nematyti slepiasi kitoje erdvėje. Negaliu jomis nieko sugriebti, o miegamajame skamba, muzika žodžiai ausis paliečia, jos sučiaumoju suglamžius, padalinus pusiau. Kokia tai daina suprantu vien iš muzikinės partijos. Ji tvandu įteka pro plyšius, užpildydama trūkstamas paveikslo dalis, bet kas nors visada lieka už kadro, kas nors visada nukirsta, nutilėta, vardan mūsų pačių ramybės. Eilėraštis laiškas iš apmaudo. Tai šiaip pajutaudamas tai pasakyčiau, kad knyga ankstesnė buvo apmaudas. Taip. Tai laiškas iš apmaudo, kaip ir laiškas iš praėjusios knygos. Taip, tai yra laiškas iš Romos. Pirma knyga. Viskas turi čia yra žiūros taškas į anksčiau ir iš anksčiau iš dabar. Tai čia tokia sinergija tarp laiko. Tęstinumas. Kaip aš žiūriu dabar į tą laiką, tą rašymą. Panašiai. Truputį bandymas atkartoti, bet įdėti naujų kažkokių niuansų. Tai va, tai... Taip, 13-14, nugi 10. Tai viskas, aš jau nelaimėjau tikrai. Aš vis tiek traukiu. Tai tu traukiu jos. 18. Tai tu būsi laimėjęs. Tai aš tai paskaitau tada
būgnų karalių, Jo, aš ketvertuką. arba kitą karalių. Tuoj. Karaliai. Nu, kadangi čia paskutinė partija, tai vėlgi tos bus ilgesnis eilėraštis, bet jisai labai tiks paskutinė mano šio vakaro paskaitymui. Eilėraštis laikina laikmena. Ir epigrafas iš jo yra amerikiečių poeto Bobo Perelmano eilutė iš eilėraščio Stop kadras. Kadras sustabdė tik tam, kad bėgtų pabaigos titrai. Pabaigoje jis atsigula po tais pačiais kaštonais, kur gulėjo kadaise baigdamas alma mater, taip ir nepastatęs namų, taip ir nenuvedęs tautos, butelį tikro alaus rankoje pakeitęs nealkoholinis pavadinimo temporo amores. Kadras sustoja, erdvėje tarp jo gulinčio ir kaštonų žvakidžių rikiuojasi titrai. Pagrindinio ir antraplanio vaidmenų atlikėjas, režisierius, scenarijaus autorius, operatorius, kompozitorius, kostiumų dailininkas, garso operatorius, prodiuseris, visų vaidmenų dubleris, aikštelės darbuotojas, buhalteris, visų galų asistentas. Į tarpus tarp titrų akimirkos neišnaudotos gyvenimo filme, juokingi dubliai ir juokas, iš pradžių iki ašarų, paskui jau nebe. Maitintojas Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, spec-efektų kūrėjas Deus Ex Machina, montažo režisierius, dėkotojas mamai, tėvui, artimiesiems ir tolimiesiems, Urbi et Orbi, pirmąjį, paskutinį ir visoms kitoms meilėms, nemeilėms, vaikams iš jų gimusiems ir negimusiems. Paskui jis gyveno ilgai ir laimingai, apsuptas būrio anūkų. Knygų daugiau nebeleido, nebekūrė filmų ir jų tęsinių. Rašė į stalčių, esantį sename kompiuteryje, su nebeatnaujinama programinė įranga, su ribota disko talpa. Kas yra kompiuteris? Klausinėdavo pirmasis proanūkis. Atsakydavo jam, kaip ir aš, kaip ir tu, laikina laikmena. Pradžios pabaiga, pabaigos pradžia. Mano būgnų ketvertukas, eilėraštis Muilas. Miestas savi išdalinęs, miestas išnešiotas po plunksną, miestas, iš kurio prisimename vien muilo skonį, dykumos smėlyje tirpstantis pamatai, promenadose besilydantis kačių šešėliai, karčios mintys prakeiksmai prasilenkiant gatvėse. Čia atrodo galėtum lengvai apsivalyti į save trindamas praeities nuotrupas. Ačiū Jums. Ačiū. 3-1 lygios. Ačiū visiems, kad atėjot, sudalyvavot tokiam eksperimente. Mes čia dar turbūt šiek tiek pabūsim, tai jeigu kas nors norit, su kurio nors iš mūsų po vieną partiją sužaisti greitai, tai gali prisėsti. Galima paklausti, o kada ruletė bus? Ruletė kada bus? Reikia, žinoti, logistiką, reikia atsinešti ją, daug taisyklių. Bet yra pasiūlymas, geras pasiūlymas. Jeigu pradėjęs, tai tęskit, nes čia tokių variantų nenusimato. Būna vaikiškos ruletės. 36 eilėraščiai. Ar kiek tenais? Gal ir nieko būtų. O jeigu ant to 0-0 žalio, tai tada visą knygą skaitai. Tai va, tai ačiū Jums labai. Ačiū. Ačiū. Visai gerai. Kai pažiūrėsim, pamatysim, kaip viskas atrodo. Panašiai.